Pradėti treniruotę yra geriausia arti krepšio. Pirmam pratime mes turime atlikti metimus puskabliu. Pasidavę savo perdavimą, turime atlikti metimus teisingą formą, rodant riešų tiesiai į krepšį. Kreipiam dėmesį dešinę ranką, žiūri tiesiai į krepšį metimo metu, ne į šonus. Ir treniruoti iš 2 taškų taip pat ir kairę ranką. Sunkinant pratimą, mes pridedam pasisukimus iš kairio ir iš dešinio peties ir atliekame metimus tiek nuo lentos, tiek be lentos. Įsivaizduodami, jog gaudom kamuolį priekyje savo gynėjo. Būdami arčiau krepšio, mes tiesiog išnaudojame savo pozicijos pranašumą ir atliekame greitą metimą be driblingo. Taip pat treniruojame metimą pasisukus per vieną per kitą petį vidutinio metimo formą. Kreipiame dėmesį, kad vienas metimas toks pats, paliekamos teisingos išmetusios rankos, žiūri tiesiai į krepšį ir tada sunkinam savo atlikimą tiesioginiam varžybų kontekste. Jeigu mes tiesiog kertame iš vienos baudos aikštelės pusės į kitą, priimam kamuolį, pasižiūrėjom į vieną pusę, pamatė kitoj pusėje laisvą, metame metimą per savo kairį ir dešinį pečius. Pagalbinis judesys šitoje situacijoje būtų varžovui reaguojant į mūsų metimą pasisukus į kairį ir dešinį petį, tiesiog žemoj stovėsenoj, jį pagazinus, brautis arčiau krepšio vieno driblingo pagalba. Įsivaizduojamas kontaktas, kūnas šalia kūno, dėl to teisingas atlikimas būtų kiek įmanoma žengti link arčiau krepšio esančių taškų tiesesnė linija. Išlikti tvirtam ir užsibaigti. Judesiai arti krepšio, žaidžiant nugarą. Pirmas pagrindinis judesys tai turėtų būti brovimasis į vidurį 3 sekundžių zoną. Būti stipriam, žemoje stovėsenoje, įsivaizduojant kontaktą už nugaros ir galimas atlikimas tiek puskabliu, tiek metimu, sustojus po 1-2 arba ant šuolio vidutinio metimo formą. Gynėjui prisiderinus ir žinant, kad mes norime eiti į vidurį, pagalbinis judesys būtų vadinamas dribble drop. Kada gynėjas mūsų stovi priekyje, mes matome, kad jisai neduoda vidurio, sukamės į galą ir atliekame metimą.